dirba tam, kad visuomenė būtų saugi. Jie įvairių tarnybų pareigūnai, dieną naktį, 24 valandas per parą, negailėdami savęs rizikuodami sveikatą ir net gyvybę, saugo mus nuo įstatymų pažeidėjų, nusikaltėlių ir mūsų pačių. Geriausi bičiuliai draugiškai pasistumdė arba geras, blogas ir teisingas. Girdi mane? Ar girdi? Kaunas. Miesto stebėjimo kameras kontroliuojantis pareigūnas pastebėjo grupę jaunuolių, bandančių pereiti gatvę. 2 vaikinai už parankių vedasi 3 ir paleidžia gatvės viduryje. Vaikinui pargriuvus jie neskuba jo pakelti, o smaginasi filmuodami mobiliuoju telefonu. Išties puiki medžiaga, tinkama platinti socialiniuose tinkluose. Iš ciklo Mano tylūs vakarai. Galiausiai vienas jaunuolių neapsikenčia ir pakelia gulintį draugą. Šis užsipuola jį filmavusį vaikiną ir netrukus prigula ant šaligatvio. Įvykio vieton jau iškviestas policijos patrulių ekipažas. Galiausiai jaunuoliai atveda 3-ąjį prie betoninio borto, atribojančio įeigą į požeminę perėją. Vaikinai kažką aiškinasi tarpusavyje stumdydamiesi, kol vienas jų pavojingai persisveria į požeminės perėjos pusę. Sugriebtas už skvernų, jis taip patraukiamas, kad verčiasi plačiu lanku ir rėžiasi į grindį. Nukritęs jaunuolis nebesikelia. Tuo momentu privažiuoja policijos patrulių automobilis. A kodėl tu jam spyrei? Ne, mes čia draugai esame. Jo, tu neįsitėm. Spyrei galvą, kad... O jūs čia ką galite papasakoti? Jūs 3 draugai ar 2? Visi. Kai bebūtų viešoje vietoje, taip elgtis negalima, o draugui, kad ir draugas į galvą spardyti negalima. Mes taigi nespardėm. Mes esame geriausi draugai, nesudėt galvos dėl to. Išties geriausi draugai. Nauji laikai, naujos žodžių savokos. Jei taip elgiesi su draugu, tai kas nutiktų Prašalaičiui? Medikus, Barbarą, Vilniaus, Birštono, smarkiai neblaivus ir smarkiai kistrinė žaizda pakaušė apie 28 metų vyriškis. Draugiškai pasistumdžius kabutėse, vaikinas stipriai susižalojo galvą. Įvykio vieton nedelsiant iškviečiamas medikų ekipažas. Bet grinai. Kas grinai? Nieko, vis. Faktiškai policija nebeturi ką veikti, ne? Ne, jo, kas tai. Prisėskit pas mus gerai. Tai dėl kokios priežasties, pavyzdžiui? Į patį galinį kampą. Dėl kokios priežasties, taip ką? Dėl jokios vis. Tai kam draugų spirti į galvą, taigi kraujai bėga dabar. Ką? Ar girdit? Kam spirti? Niekas nespyrė. Tai gerai, kad ją pačią nenumetė, ne? Jūs jo draugas ar jo draugas? Abiejų aš draugas. Dėl ko konfliktas įvyko? Neįvyko jokio konflikto. Pradžiai draugas norėjo vos ne už kojų numesti į apačią, po to jam nukritus draugas spyrė su koja į galvą. Taip atrodo, iš tikro čia... Čia mums neatrodė, mes tą matėm. Gerai, jūs tą matėte. Jeigu mes vadovautumės klausėt mano nuomonės. Dėl ko vyko konfliktas? Mano nuomonės klausėt. Mano nuomonė, čia nieko nevyko, tiesiog 2 neblaivių vaikinų draugiškas susistumdymas įvyko, viskas. Taškas. Draugiškas susistumdymas ir galvoje maždaug 5 cm dabar atsiveria skylė. Tai yra žiauru. Tai yra žiauru. Girdi mane? Ar girdi? Aliu, negirdi? Pulsas yra. Jeigu dabar nebeturit ką pasakyti, jūs galite būti laisvas. Jeigu jūs turite kažką... Tai yra mano draugas. Ir tas draugas, ir tas draugas. Jūs ne taip interpretuojate.
Mes interpretuojam taip, kaip nustatyta įstatymuose. Jūs esat labai neblaivus, jūsų elgesys yra netitinkamas. Jie žino, kad aš neblaivus. Mes vizualiai matome, jūsų labai stingras, stiprus alkoholio kvapas, jūsų kalba nerišli. O ko užtenka? Savo nuomonę remtis neužtenka. Geri nesiginčinam čia dėl nieko. Nu tai gerai, tai sėskite į taksi, automobilį, visuomeninį transportą ir važiuokit namučių. Aš noriu patraukti. Prie kurio draugo pabūti? Atvažiuos greitoji ir jūs nebepabūsite ir viskas. Nu. Bet man yra uždrausta čia būti. Viešoje vietoje neblaiviam yra uždrausta būti. Visus barus uždaryti. Taip jūs ne bare randatės, jūs viešoje vietoje randatės. Jūs ginčiatės. Nesiginčiam. Nu tai jūs ginčiatės be reikalo. Nu. Ir nesiginčykit. Ant rūkai viskas gerai. Negerai. Vienas jaunuolis guli be sąmonės, kitas sėdi tarnybinėme automobilyje, trečiasis auklėja pareigūnus teisės ir moralės pagrindų. Šaunioji trijulė – geras, blogas ir teisingas. Tai teisėto policijos pareigūno reikalavimas, kurį privalote vykdyti, ar turite prie savęs asmens dokumentą, klausimas. Aš Ištraukite, prašau, rankas iš neprivalau kišenės. eidamas į... Niekas nesako, kad jūs privalote turėti prie savęs asmens dokumentą. Kokiu pagrindu jūs mane... Dėl jūsų pačio... Turiu telefoną ir daugiau nieko, ir pinigus, daugiau nieko neturiu. Gerai. O šiaip tai mėgstamiausia man laida Farai. Jėga. Kokiu pagrindu ieškot mane? Neturiu daugiau Nes nieko. pagal patrulių veiklos instrukciją, kas reglamentuoja policijos veiklos įstatymą, turim teisę tikrinti asmenis, transporto priemonės atlikti paviršinės bei dalinės apžiūras. Kokiu pagrindu? Tu žmogau, gal alkoholis tau trukdo? Ne, man Nes netrukdo, aš ką tik atsakiau ir jūs mane girdite, bet jūs manęs nesiklausot. Jūs sakot, kad turit teisę tikrinti, bet kokiu pagrindu aš nesupratau. Pareigūnai kelis kartus siūlė vaikinui keliauti į namus. Deja, jis toliau komentavo pareigūnų veiksmus, neatsakinėjo į klausimus ir nevykdė teisėtų reikalavimų. Todėl bus pristatytas į komisariatą. Vardas pavardė pačio. Šią akimirką esate Vardas pareigūnas. pavardė pačio. Kokiu pagrindu jūs mes klausim? Jūs nepykit, nesirokit, bet kokiu pagrindu jums nepatinka mano nuomonė. Aš Į galiu automobilį važiuoti, tvarkoj. prisėskit, prašau, gerai? Bet jūs man Asmenybės pasi- nustatymas. Greitai atvykę medikai aiškinosi įvykio aplinkybės ir apžiūri nukentėjusįjį. Taip, kvėpuoja, bet, nesusišnekamės. Jį, kiek matėm, nuo požeminės perėjos už kojų traukė ir jisai tokiu būdu galimai kirto kažkur ir susižalojo, jis, bet kaip ir neblaivus taip pat prie to pačio. Kom jums padėti galime? Kaip įbūdyti? Atsigavo. Labai negerai. Labai negerai. Tai sąmoningas? Nesąmoningas dar kartą kirto. Galvos traumos labai pavojingos, todėl jaunuolis skubiai gabenamas į gydymo įstaigą. Dubisa 462. Iš Nemuno 47, 11 brigadą į klinikas išveža sulaikytojai. Ta, sužalotojai mes su 2 Astra. Vyriškiai pristatyti į komisariatą. Įvykio aplinkybės tyriamos. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош.